Sveiki, mano vardas Dmitrijus ir aš norėčiau jums papasakoti 4 būdus, kaipgi tampama šokių treneriu. Aš esu pastebėjęs, kad šokėjai lanka daug metų ir po truputėlį motivacija krenta, tu esi jau puikus šokėjas, laimi betlus, laimi konkursus, tampi tikrai kietas, tačiau tavo motivacija vis mažėja. Dėl ko jinai mažėja? Nes tu nežinai, kas toliau, kas tavęs laukia toliau, ką tu gali padaryti su savo to mokėjimu šokti. Vienas iš būdų, tai aišku, tu gali daryti pasirodymus, tu gali važiuoti betlus, gali laimėti ir tokiu būdu monetizuoti savo skillą. Tačiau vienas iš stabiliausių ir geriausių būdų tai monetizuoti, tai yra tapti šokių treneriu ir mokyti kitus. Taigi, 4 būdai. Pirmas būdas, jis yra pats labiausiai paplitęs ir taip dažniausiai vyksta visur, tai yra tada, kai jūs lankat šokių studiją ir tuomet jūs norite tapti treneriu ir jūs pastebi po kiek laiko ir galiausiai galbūt duoda jums kažkokią grupę pabandyti, tada duoda savo grupę vesti ir taip jūs tampa treneriu. Kokie yra pliusai to būdo? Pliusai yra tai, kad toje studijoje, kur jūs šokat, jums viskas pažįstama. Ir salės, ir aparatūra, ir žmonės, todėl jūs jaučiatės maks komfortiškai. Jūs netgi gaunat kažkokį mentoriavimą iš savo vadovo ir jums tai padeda jaustis komandos dalimi ir tai yra nuostabu. Kokie minusai? Minusai tie, kad tai gali niekada ir nenutikti, jūsų nepastebės, bus kas geresnis ir dažnai taip ir nutinka, kad tas žmogus, kuris vertas tapti treneriu, kuris yra atsakingas, lojalus, pareigingas, puikiai moka šokti, bet kažko jam trūksta ir jis tiesiog to netampa ir taip tai lieka tik svajonėmis. Antras būdas tai yra praeiti castingą. Kiek žinau, Lietuvoje castingai vyksta labai retai arba visai nevyksta ir jūs tiesiog vėlgi neturit galimybės jo praeiti, nes jų tiesiog nėra. Arba jūs siunčiate CV, bet jis yra nepamatomas elektroninė pašto dėžutė ir jums belieka tik tais vėlgi kalbėtis, susitarti su vadovais dėl pokalbio, duoti savo rekomendaciją ir kaip taisyklė vadovai yra labai užsiėmę ir tiesiog neturi laiko, kada kreipti dėmesio ir jie pasirinka labiau pažįstamus kandidatus, savo mokinius arba pagal rekomendacijas. Kitas būdas, trečias, tai yra pats toks, kurio aš tikrai nerekomenduočiau daryti, dėl to, kad pats praėjau tą kelią, tai yra treneriu tapti mokykloje. Jūs siunčiat savo CV arba vėlgi per rekomendacijų, jūs rekomenduoja, jūs ateinat į mokyklą dirbti, tačiau su kuo jūs susidurėt su to, kad jūs vėlgi esat vienas ir jūs jaučiate labai mažą motivaciją, dėl to, kad mokiniai, kurie ateina, jie nejaučia iš jūsų motivacijos ir patys desimotyvuoja, o jūsų motivacija priklauso ir nuo to, kaip jūs jaučiatės toje vietoje, tai yra mokykloje, dažnai būna, kad jaučiamės nesuper gerai ir atlyginimas taip pat irgi nėra motivuojantis ir kaip taisyklė tokios grupės greit subyra ir lieka tik tais patys pasišventę labiausiai ir jūs galiausiai šokat su 1-2 mokiniais ir kokie pliusai to, tai yra stabilus atlyginimas, tačiau jisai to pačiu ir minusas, nes tai yra labai mažas ir nemotyvuojantis atlyginimas. Tai va, aišku, prie minusų priskirčiau ir tai, kad nėra aplinkos palaikymo, jūsų augimas sustoja ir jūs galvojat, kad šita sfera nėra pati perspektyviausia. Ketvirtas būdas yra būdas, ties kurio aš dirbau ir su visa komanda dirbome labai ilgai, tai yra sukurti platformą treneriams. Tai yra tada, kai jūs patys nusprendžiat, kad jau laikas tapti treneriu, bet kyla dvejonės, ar man pavyks, ar pavyks surinkti žmonių, ar iš viso man tai patiks. Todėl jūs galite pabandyti ir pasižiūrėti, kaip jums sekasi. Taigi, platformos ypatumai yra tie, kad kai jūs ateinat pas mus, jūs turit iš karto studiją, tai yra požiūrės iš mokinių pusės, jūs bus pats geriausias, tai yra, nes jūs dirbat studijai, o ne mokyklos salėje, jūs turit geriausią dizainą ir aišku, geriausią aparatūrą, geriausias grindis, geriausią apšvietimą ir taip toliau. Tuomet, reiškia, jūs gaunate palaikymą iš mūsų kaip studijos vadovų, iš mentorių, tada jūs visą laiką galite klausti, užduoti klausimą, gauti jam atsakymą ir taip jūs nesijausit vieni. Taip pat jūs gausite pilnavertiškus trenerio kursus, tai yra 20 metų patirtis sudėta į kursą, jūs jį galite praeiti vos ne per 1 mėnesį ir turėti tikrai labai stiprias žinias, kurios jums padės augti ir tapti tikrai stipriais treneriais ir savo amato žinovais.
Taip pat mes padėsim jums su reklama. Mes turim ir platformą, kur vyksta visas registracijos ir realiai jūs gaunate paruoštą platformą, kur jūs tik tais mokate nuomą ir visi pinigai, viską, ką jūs surinkate iš mokinių, viskas atitenka jums. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs esat motyvuoti, judėti prieki, klausti, domėtis ir tuo pačiu turit aplinką, kuri motyvuoja jūs matysit aplinkų trenerius, kurie irgi siekia gerų rezultatų, visada galite su jais pakalbėti, pasidalinti ir gauti tikrai gerų įžvalgų, kaip augti toliau ir jūs tuo pačiu neturit jokių investicijų, jums nereikia praktiškai nei vieną centą įdėti, nei reikia renginėti nei patalpų, nei kurti savo svetainės, nieko. Jūs tiesiog pradedat dirbti taip, kad jums tiesiog reikia koncentruoti savo trenerio darbą ir aišku į savo žinomumą didinimą, bet apie tai mes jums papasakosim ir jūs sužinosit viską iš mūsų susitikimų metu. Taigi, aš apačioje prisegu formą, pasižiūrėsite yra nuomos, reiškia ilgalaikės nuomos pasiūlymas ir ten jūs matysite oranžinį mygtuką pildyti formą arba tiesiog paspauskite nuorodą, užpildykite formą ir mes su jumis susisieksime ir parodysim jums patalpas, papasakosime apie patį projektą, apie pačią platformą, nes iš esmės Skills tai yra platforma treneriams tapti tikrai sėkmingais ir gerais treneriais, o mokiniams, kurie ateina pas mūsų trenerius, jie žinos, kad tikrai ateina pas labai gerus trenerius, kurie tikrai pasiruošę dirbti su jais ir motyvuoti, ir moka motyvuoti, ir yra tikri lyderiai. Taigi, jeigu tu galvoji, dvejoji, tai pildyk formą ir mes su jumis susisieksim ir jūs turėsite nuostabią terpę, kuris galėsite augti ir būti pastebėti ir būti motyvuoti. Taigi, ačiū Jums, kad pasižiūrėjote šį video, lauksim Jūsų užklausų ir visiems iki. Čiau.